Argi nenuostabus rytas. Šiandien yra kūčios. Ir mes esam labai netoli ir su viešpatės pagalba, tikiuosi, šiandieną pasieksime Asyžių, Šventojo Pranciškaus miestą. Ir manau, kad tai yra pati geriausia vieta, kur mes galim sutikti kūčias. Aš aplankiau žiemą. Visą kelią vijausi žiemą ir žiema lenkia mane. Bet šiandieną galų gale aš aplenkiau ją. Pasižiūrėkit, bambukai, palmės, viskas žalia ir net striukės nereikia. Labai noriu, brangus mokytojau, padėkoti už jūsų nepertraukiamą ir nesavanaudišką mokymą savo pavyzdžiu. Jūsų pavyzdys ne tik įkvėpimo šaltinis, bet gyvybiškai svarbus elementas mano gyvenime. Pažindamas jūs, aš įsitikinu, kad dvasios mokslai yra net realesni už patį regimą pasaulį. Mašina sunki ir palijus užklimpo. Ką mes dabar darysim? Mes panaudosime šitą virvę ir šitą medelį ir pamėginsime išsitraukti save.
Aš taip save būčiau iki vakaro traukęs, bet apvaizdos malonės dėka, kur buvę, kur nebuvę, iš krūmų išlindo kelininkai su galingu kranu ir mane ištraukė. Jūra. O taip atrodo kaktusai ir čia mes turim pasislėpusį vaisių ir pabandysim pasiskinti tų kaktusą ir juos iškepti. Daugiausia darbo užtrunka išimti spyglius. Kiekvieną labai atsargiai, nes rankutė gali įlysti. Štai kaktusas jau be dantų ir dabar mes jį supjaustysim. Ir jeigu tai bus nevalgoma, tai dėl viso pikto nusipirkau morkyčių. Tokios giliaivės išsiskiria. Taip kaktusą sukepinau, ko beveik neliko matomų giliaivių, dėjau kelis prieskonius, sviestuko. Ir bandysime šitą patiekalą palaiminti, aukodami ir paragauti. Oha! Morkų neprireiks. Taigi pasistačiau garudą, sėdau ant dviračio ir einu į gražiąją, apdainuotąją Veneciją. Nu va, štai ir aplankiau Veneciją. Ten su dviračiu važinėti negalima, tai šiek tiek pasivaikščiau ir grįžtu atgal. Labiausiai patikęs įspūdis važiavimas tiltu. Nu, tokių dalykų tai dar nesu matęs. Iš padangos pradėjo lyst lauk vielos. Ir kartu su jomis oras. Nu ką, išbandysim atsarginę padangą. Nu ką, jau 2 valandą nuostabaus pasivaikščiojimo ir kol kas nerandu posūkio link Garudos pusės.
Pone Bebre, sakykit, gal žinot, kaip čia praeiti iki greitkelio? Jūs nešnekat lietuviškai. Maybe know the way to highway? Mister. Okay. Thank you. Goodbye. Va ir kelią suradom. Dabar 5 kilai į tą pusę. Rasim ir kemperį Garudą. Šioje kelionėje vėl įsitikinau, kad sielos poreikis turėti kuo atviresnį santykį su Dievu ir su aplinkiniais yra vienintelis realus poreikis. Tuo pat metu dar aiškiau pamačiau savo galimybių ribas. Vienaip ar kitaip, jau jaučiu didelį norą grįžti namo ir pamėginti kažką padaryti kitų labai. Italijoje taip pat aplankiau šventuosius Pranciškų ir tėvą Pijų, bei paprašiau jų, kad palaimintų mano gyvenimo kelią. Taigi, kemperis Garuda juda link šiaurės. Tai reiškia, kad po truputį judu namų link Lietuvos.